žinot, taurėje šiais metais mes išvažinėjom visą Žemaitiją. Tai, tikrai išvyko nėra lengva žaisti ir nemažai rungtynių esam čia žaidę ir niekad mes čia lengvai nesam laimėję. Tai tikrai nesitikėjom, kad bus čia lengva ir tas rezultatas, kaip ir atrodė 2-0, atrodo, kad ir rungtynės jau sudaro, tikrai taip nejaučiau ir ta įtampa vis tiek kažkokia tai jautėsi. Džiugas kontroliavo tą kamuolį ir buvo gana aštrus tokiose situacijose, kai 1-1 apžaidinėjo tam tikrose momentuose mūsų žaidėjus ir jautėsi, kad kažkas tai bręsta ir gal tas įvartis šiek tiek per vėlai pas juos krito, bet ta įtampa buvo iki pat galo. Sekmadienį laukia ir naujo stadiono atidarimas. Kiek jums svarbus ir šis džiaugsmingas įvykis? Kad pagaliau turėsime namus, nes kiek aš 4 metus čia dirbu ir šie metai tai ypač tokie sunkus ir sudėtingi, nes pakeitėm tiek daug aikščių ir tų namų praktiškai neturim, tai ten treniruojamės, tai ten ir tai iš tikrųjų yra labai sunku ir ne tik treniruoti, bet tu nori ir susirinkimus kažkokius turėti, reikia ieškoti to laiko, bet aš džiaugiuosi, kad jau turėsime savo stadioną, kad galėsime ten jau bazuotis ir būsime ramus dėl treniruočių laikų, kada norėsime, tada treniruosimės. Tai labai svarbu klubui ir aš manau, kad klubas tik eis į priekį.